Ilgalaikis investavimas tai kai nusiperki iškirstą mišką, paskui tą iškirstą mišką tikiesi, kad per 20-30 metų ataugs lazdynai, beržiukai ir tu juos išsikirtęs, lazdynynus įsivalęs, beržiukai augs didesnį ir turėsi malkų. Malkas parduosi, gausi pinigus. Čia yra ilgalaikis investavimas. Arba perki tam, kad tavo vaikai arba anūkai turėtų pardavę pinigų. Trumpalaikis investavimas yra, kai nusiperki šiltnamį, pasistatai, prisiaugini pomidorų ir kai ateina derlius per metus, nuskini ir parduodi kaimynam arba vienu žodžiu kokiai nors pažįstamai. Paskui yra sudėtiniai dividendai, tie visi, kad sniego kamuolys susidarytų investavimo. Jis gali susidaryti turint investicinį portfelį tiek 10 tūkstančių, tiek 100 tūkstančių. Jis prasideda po biškiuką, kai tau dividendai, tai tie pomidorai, arba dividendai tos malkos, grybai miške dar yra, tu juos parduodi ir investuoji, pavyzdžiui, į ąžuoliukus miške, arba į gerą šiltnamį, dar geresnį. Tai yra aišku, kad tavo pelnas didės su laiku. Trumpalaikiu laiku su šiltnamiu kitąmet vėl gausi didesnį derlių, nes turi didesnį šiltnamį. O ilgalaikė perspektyva iš miško turėsi ąžuolyną vietoj beržyno, nes nusipirkai, pardavęs lazdynus ir beržiukus, grybus, pardavai ir nusipirkai gerų ąžuoliukų, prisisodinai, vadinasi, perspektyvai tu gausi pinigų dar daugiau, nes kur 5 hektarai lazdynyno, kur 5 hektarai ąžuolyno. Tai reiškia, tavo anūkas bus milijonierius per tuos 30 metų. O tavo anūkas, jeigu neparduos, tie ąžuolai užaugs dideliai. Tas pats ir su pomidoru, trumpalaikė. Gali ilginti, didinti šiltnamį ir taip sudėtinės palūkanos vėl reinvestuoji ir didelis savo